Sveiki, sugrįžau iš Amerikos į tokį šaltį, kad nežinau, skrydis buvo mums iš Majamio, tai ten buvo plus 30, išlipam čia, žodžiu, ten ilga visa istorija. Mes su šortais Varšuvoje perlipinėjom, visi žiūri į mus keistai, ten plus 3, o mes su šortukais tokie čiuk, nes drabužius visus palikom, tai lagaminuose, o lagaminų pasimti negalėjom perlipti. Nesmė, faktas yra tas, kad jeigu jūs pamenat Dodge Ramą juodą tokį, kur buvau atsivežęs prieš išvažiuojant, kur ABS bloką keitėm ir viskas, tai kolega pasistengė per tą laikotarpį, kol aš buvau išvykęs į Ameriką, jis nusidažė, susirinko ir dabar jau išvažiuoja. Gavosi tikrai super. Pam! Juoduliukas šitas. Ir per tą laikotarpį nusidažė mano šitas Ramas. Va, gavosi labai tikrai viskas gražu. Juodas kaip anglis. Gal man norėtųsi tik tai šitie visi irgi pajuodinti. Tai būtų labai, manau, tikrai verta dėmesio. Iš pradžių kažkaip tai žiūrėjau, nors Gintui visą laiką šitie ratai buvo gražus. Man tai tokie buvo nelabai. Dabar žiūriu, tai tikrai skoningai žiūrisi. O, Gintai, pažemink tu jį iki maksimalaus žemumo, nes man kažkaip pažemintas gražiau atrodo. Va tuo limited ir geras dalykas yra, kad pakaba gali pasižeminti, pasiaukštinti. Tai man tas žiauriai patinka. Ir, kaip sėda. Gražiai va priekis visas susėsta. Galas. Tvarkoja. Ką, beliko jam dar tik tai nuvaris dabar automobilį šitą, kad visą pilnai nupoliruotų, nes buvo dažytas tik tai priekis. Tai gal galinis kūzavas vadinamas susipoliruos, viskas vėl blizgės kaip ledas. Kaip tau, Gintai, pačiam? Lowrideris. Gerai, ne? Ir ką dabar reikia varytis? Mano Ramas. Ne, jau šitą poliruosis ir viskas. Aš nežinau, aš tai vis tiek dar pagalvočiau apie Shadowline tą visą padarytą aplink langus, žinai, nes jisai žiūrėtųsi iš vis toksai visas anglis juoda. Važiuoju, varausi savo Dodge Ramą surinkinėti irgi. Norisi kuo greičiau pasidaryti viską. Labai sunku prisiversti dabar dirbti po šitiek dienų tokių, kur nereikėjo nei kažką surinkinėti, nei kažką daryti. O dabar atvažiavau iš pačio ryto, dar laiko suvokimas visai kitas ir panašiai, nes 7 valandų skirtumas, tai pakankamai daug, naktį prabundi. Atrodo, tau diena turėtų būti, bet pasirodo naktis, tai ir taip kelis kartus per naktį. Tai šiandien beje jau 2 diena, tai jau šiek tiek lengviau. Tai ką, nevinioju, aš nieko į vatą varausi, aš tą mašiną į garažą ir surinkinėjau, vis tiek pati nesusirinks jinai. O kur raktai? Gal čia kažkur tai turėtų, einu paieškos. O kur užvesti? Ai, va, raktai yra, okei, gerai. Nėra nieko, miręs reikalas. Mirusi mašina. O, kiek kaip čia gerai. Skylė padaryta. Hop. Jiek. Taukšt. Nu ką, bandam. O, kažkas suveikia. Gerai. O, įsivedė. Vis ne, taip nieko nesimato prie veidrodėlio.
Viskas, įsivarėm. Einu įsikrovinėti viso turto. Nežinau, kai man sudėtinga įsitraukti į darbus, kažkoks tingulys ima. Bet reikia. Iš vienos pusės žiūriu, savo darausi, pasivažinėti norėsis. Kaip važiuoja, viskas kaip gausis ir taip toliau. Galvojau, čia blogai nudažyti jau. Bet ne, viskas gerai. Ką, startuojam į darbus ir nemiegam. Ką, atvažiavom šiandien į Arbeg Service pasiimti visų Arbegų Dodge Ramo. Tai vairo Arbegas, panelė ir diržai. Tai važiuojam, man labai įdomu pasižiūrėti, kaip padaryta Napa Oda panelė. Einam, pasižiūrėsim. O, ledukas, ne? Pažiūrim. Ledas, va, grožis koks, ne? Tvarkingai, darbščiai, lygiai, siūlės lygios. Žinai, ką galiu tau pasakyti vieną dalyką? Tai, kad jūs va šitas va siūlės ženkliai tiesiau padarėt, net ne ženkliai, o tiesiai padarėt, negu gamykliškai. Nes realiai, kiek aš važiūrėjau, va to pačio atkreipiau dėmesį, va Amerikoje tai yra X-o, va taip va banguoja viskas. Ir aš dabar atėjęs, pasižiūrėjau, žiūriu, kad lygiai, gražiai. Geriau negu Dodge'as gamyklai padaro. Super. Na ką, pas mus čia atvažiavo Dodge Ramas, panelė napinė, pilnai pertimta, gražiai padaryta, siūlės lygios, viskas lygiai. Tai realiai čia su panelė jau kaip ir viskas padaryta. Dabar kas liečia airbagus. Vairo airbagas buvo restauruotas, pakeistas naujas dangtelis, laideliai nes buvo sudegę. Tada toliau panelės airbagas. Lygiai taip pat laideliai buvo sudegę, padėti nauji. Na ir du priekiniai diržai. Pakeisti nauji šoviniai, pilnai pervininti diržai ir priekinių diržų sagtis. Tai realiai kaip ir komplektukas užbaigtas. Tai realiai jeigu susidūrėt su problemom su airbagais, drąsiai, belio kokiai mašinai galim sutvarkyti bet kokius airbagus. Atvažiuokit, skambinkit mum, viską sutvarkysim, viską padarysim. Ir ką lėkiam, keisim, įdėsim, primatuosim, padarysim ir tuoj važiuosim su nauju Ramu. Norėčiau save įvaryti į rėmus kažkokius, tai 2 savaitės ir išvažiuoju į trasą. Pasižiūrim, ar gausis. Pagaliau reikalas prie mano Ramo, reikia greičiau susirinkti, daviau savo terminą 2 savaitės, kad aš galėčiau išvažiuoti į trasą. Arbegus pasiėmėm, panelę pasiėmėm, tai šiandien reikia visas šiukšlės išsikrauti iš mašinos, ko ten tik tai nėra. Ir ką dar sugalvojau, tai pasidarysiu papildomą garso izoliaciją, įsiklijuosiu, kadangi praktiškai vadinamos apšifkės viskas nuimta, tai sugalvojau, kad susiklijuosiu papildomas garso izoliacijas, kad būtų tiek triukšmo, tiek, durys taip, kaip sakykim, sklandžiau užsidaro durys. Ne tai, kad sklandžiau, bet tokio garso neskleidžia kaip skardos. Pam! Tai susiklijuosiu iš tos, užsisakiau šiandieną iš Kauno turi parvežti. Tai nusiimsiu dar, kažkurį tai dar yra uždėta panelė, pasidarysiu priėjimus, tiksliau, iš pradžių išsikraunu viską, išsivalau, pasiruošiu, kad būtų, nes po visų dažymų ir dulkių ir ten, galite ateiti pasižiūrėti, kas čia darosi viduj pas mus. Tai man tai šiek tiek nerima kelia, kad čia gali būti kažkas tai dar subraižyta papildomai. Bet tikiuosi, kad viskas yra gerai, tai kimbam į darbus ir reikia be atodusio surinkti viską ir į trasą. Tai einam, pradėsim darbus visus ir žiūrim, ką turim.
kas čia pasižiūrėkit, nu čia kaip baisu, kiek dulkių. Nežinau, kur aš viską susikrausiu. Viskas, va, murzina, reikia važiuoti dar chemijos, nusipirkti, susidėlioti viską. Kažkaip tai gerai, davai, žiūrim, kaip čia vyrukai man tas duris dabar, dar reikia mašiną palauk, į galą man pakankamai daug reikia pastumti mašiną į galą, nes čia yra, o gal ir užteks, reikia ratai pratraukti, dar ratus reikės pasikeisti, nes man su šitais galiniais ratais tai ne kažką atrodo. Nežinau, aš po tos Amerikos kažkoks įsiblaškęs, nesuprantu, einu į vieną pusę, einu į kitą pusę ir nieko nedarau. Negerai per didelės atostogos. Ir dirbau, ir atostogavau. Ten toks darbas, tai nebuvo taip, kad ten surinkinėt mašinas ar kažką. Aišku, buvo, reikėjo ten biškį. Elektrokarai tie visi sutept. O tai vėl šneku ir užsigalvoju kažkur tai. Gerai, bandau užsikurti ir pavažiuoti į galą, kad durys atsidarytų. Jeigu ką, tai šaukit, kad kažkur tai įkliūsiu jo. Kas čia? Ai, čia aktyvios grotos, kažkur tai ten turi. Gerai, gut. Ai, kiek čia visko. Puzlė, kiek varštelių bus. Tauk. Aš net nebepamenu, kas čia buvo pirkti. Priešrūkinio žibinto. Priešrūkinio žibinto laikiklis. Kas čia? Čia bakelis gerai. Trūksta vietos, biškį reikėtų, jūs tokio mašinom reikėtų garažo didesnio, bet gerai, kai jų nebūna labai daug, tai galima ir pakentėti. Jau žiūrėk, ir į pabaigą einam. Kaip veidrodžiai, ne? Gerai, kur dangčiai veidrodžių? Aš einu šiandien tiesiog viską įsiplauti, įsivalyti, pasiruošti. Nu ką čia įsiplauti, tiesiog dulkės maksimaliai nuvalysiu ir išsisiurbsiu. Tai. Aišku, vėl visus varžtus išmėtysiu, bet rasiu. Gerai. Va, žinokit, kad va taip reikia rankeną atidarinėti duris. Paaiškinta, kaip reikia atidaryti. Oho, kiek čia reikia išrinkinėti, norint tą padaryti. Garso izoliacija. Nu, biškį dulkės prasivalau. Biskį, kaip sako. Susidėsim arbegus visus, uždėsiu panelę, vairą, televizorius, smagiau atrodys. Mašinai, neužsidaryk! GPS antena, tik užsiimnu. Per ten turbūt išė. Čia, žinok, stovi čia. Tikrai čia. Va, taip. Va. Taukšt.
We come to collect. Did it all on my own, yeah. When it brought it back home, yeah. Now they calling my phone, yeah. But I'm all in my zone. They not a threat. Tell them reset. When they at they best, we still not impressed. Did it all on my own, yeah. When it brought it back home, yeah. Įmečiau su kolegos pagalba panelę, įdėjau, dabar viską surinku, susuku, sudedu į savo vietas, vidurinę konsolę įdedu ir ten bus vienas tas varžtelis arbego pažaisti prisukto, o šiaip visą kitą turėtų būti gana paprasta. Yra tas jausmas, kai įdedi panelį, atrodo, pusė mašinos jau surinkta, bet pasižiūri visur į priekį ir matai, kad ne, dar ne pusė. Bet šiaip bendras vaizdas daug gražesnis jau yra, tai gerai, kad nuo priekio pradedi, nuo salono tiksliau pradedi surinkinėti, tada tas baigtumas labiau atrodo. Dar ir ratai galinį reikia uždėti, tai mašinos forma, kada jau įgauna tas tokias tikrai, kad gražiai atrodo, tai mieliau, kaip sakant, dirbti ir prie mašinos. Tai varau dabar visą susirinku panelę, susidedu, užsimetu galinius ratus. Diržus dar sudėsiu visus arbegus. Nu, žodžiu, šiandien diena visa bus salono surinkimui, smulkių tokių varštelių, detalių. Varau. Visiems daug turbūt kyla klausimų, kur taip dingo tas dovanojimas Challengeriais ir panašiai. Ne, jis niekur nedingo. Žinokit, tiesiog viskas taip supuolė į vieną vietą. Čia pasakiau, kad dovanosiu Challengerį, po to atsirado kelionė į Ameriką, 3 savaitės iškrito, visokių krūva reikalų, dar ne taip ten viskas paprasta su kvapukais, su viskuo, tikėjausi, kad bus viskas greičiau, bet kol išsirinkom kvapą patį, kol viskas tas užtrunka, tai noriu ką pasakyti, ne, tikrai nedingo, viskas yra ir viskas bus. Kaip tik šiuo metu važiuoju į dažyklą pasižiūrėti, kokioje būklėje jau jisai yra Challengeris ir tikrai jis bus vienam iš jūsų padovanotas, atiteks jums ir tikrai niekur niekas nedingsta. Nedingo ir nedingau su tuo reikalu. Tai važiuosiu dabar, įvertinsiu kokioj būklėje, įvertinsiu kada jau bus jisai pas mane garaže nudažytas ir jau turbūt kitoje serijoje pamatysit pas mane kur, už kiek ir kaip galima įsigyti kvapukus, kad turėtumėt galimybę gauti Challengerį. Tai va, tai lekiam dabar pasižiūrėsim kokią būklę, įsivertinsim ir matysim, kas bus toliau. Tai va, tas Challengeris, kuris kažkuriam iš jūsų atiteks, jau eina į pabaigą dažymo darbai. Atvažiavau, pasižiūrėsim, kaip čia viskas vyksta, viskas gerai, iš vidinės pusės viskas nudažyta. Dabar iš išorės viskas paruošta, žiūriu, čia nugruntuota, tai visą tvarkingai, gražiai apdažys ir bus, kaip aš sakau, ledas. Tada sukrausim visą whitebody. Sudėsim, padarysim tvarkingą, gražų ir įspūdingą modelį. Šiaip šita spalva man visai patinka, jiem tinka šita spalva pilka Nardo Grey, kaip jinai čia vadinasi. Tai aš manau, kad iš jo tikrai geras variantas gausis ir manau, kad kažkas iš jūsų džiaugsis vienas šituo Challengeriu 5.7. Aišku, visi turbūt norėtumėt, kad būtų 6.4, bet pradžiai, pirmam kartui, manau, bus gerai ir 5.7. Ir šiaip čia geras variantas, jisai pakankamai atrodė baisiai, bet visiškai ne, jeigu matėt, nedaug jisai čia daužtas buvo. Jam buvo biški šitas lonžeronas patiesintas, nes šiek tiek buvo paėjęs, sakė, nors vizualiai visiškai nesimatė kėbulininkas. Sparnas ten įlenktas, anas sparnas įlenktas, tas sparnas įlenktas ir iš principo viskas ir galinės pakabos nebuvo. Tai iš kėbulo darbų tai visiškai minimaliai buvo. Dar ir šitas buvo sulankstytas, bet viskas šitas susitvarkė, įsitiesino, man kad keista, sakau, buvo, nes iš nuotraukų tai galvojau, kad tikrai bus kėbulo darbų daugiau.
Bet ne, nebuvo, viskas pranoko mano lūkesčius. Tai va, gerai, pamatėm, kaip čia kas vyksta. Ok, važiuojam toliau surinkinėti ramą. Nes man liko, jūs kai dabar žiūrėsit šitą seriją, tai bus jau praėjusios 4 dienos, tai man lieka savaitė ir 2 dienos, kad aš su juo išvažiuočiau. Pavyks? Manau taip, bet kai bus, pasižiūrėsim. Nu va, pasižiūrėjom, gal ne taip, kaip norėtųsi greitai, bet viskas sklandžiai ir gerai einasi, tai vadinasi, vidinės pusės jau mašinos yra nudažyta, liko išorė tik tai kitos savaitės gale bus viskas nudažyta jam ir tikiuosi, kad jau bus pas mane garaže. Tai tam, kad jį skubėt surinkinėti, aš turiu pabaigti Dodge Ramą, nes realiai neturiu vietos po save, kur ką padėti, o laikyti laukia ir tempti gumą su šito Challengeriu nenoriu. Noriu kuo greičiau, kad viskas būtų. Tai lėkiu dabar dar pasiimsiu Ramui trūkstamas detalės, ten radiatoriai, ten bamperio dar kai kurios detalės. Ir turi šiandien ar atvažiuoti tą papildomą garso izoliaciją, kurią sugalvojau susiklijuoti į durų vidą. Tai nežinau. Laikas mane spaudžia, jeigu šiandien neatvažiuos man poros valandų bėgiai tą garso izoliaciją, nebedėsiu. Nes tempėsi guma, negaliu sudėdinėti viso salono iki galo ir panašiai, o tą norėčiau pasidaryti, nes taip vadinamos apšifkės iš kampo į kampą dėlioti, tai kaip taisyklė vis tiek kažkur įbrėšiu, kažkur kažką padarysiu. Tai per 2 valandas neatvažiuoja, nededu garso izoliacijos, susikrovinėju viską iki galo, pasiimu dabar radiatorius, dedu visą priekį ir reikia kuo greičiau atsilaisvinti vietą, kad galima būtų pradėti darbų su pilku. Bet kodėl visą laiką taip turi būti, supranti, 3 lašai krenta ir vis tiek visi turi pataikyti už kaklo. O, dar turiu turtą aš. Ir aš tikiu, žinau, kad aš šiukšlės vežiosios kokį, mėnesį kokį, jeigu nereikės. Man čia nepatinka, šalta, viskas. Važiuojam surinkinėti. Mašiniuko viską jau turim. Ar viską turim? Ne, dar trūksta 2 plastikiukų ir trūksta 1 šoninio bamperiui, trūksta 1 gumos apatinės radiatoriai, viršutinės 1 trūksta smulkmenų. Varom. Grįžom ir pradedam. Gerai, ne, kai yra toksai dar, kur gali, tipo, kur dedam, į kūzavą, į kurį kūzavą, į kairį ir į dešinį. Okay. Gumos 1 radikui reikia surasti, o šitas yra. Ai, tai va, aš galvojau, sakau, kur aš jį mačiau, pas mane va. Tau tokios reikia ginti. Va, yra kodas, gali pasižiūrėti pagal kodą. Vienai. Kas gero čia iš viršaus, kaip jūs ten apačioj. Pas mane šitie gerai yra, viskas tvarkoja, visi varžteliai yra, tas yra, šitie yra, šitas užsakytas. Man realiai ko reikia, tai tik tai pynės. Ir šito vavelnio vieno. Kažkur aš jį mačiau, lyg tai vienas buvo, lyg tai ne. Taip, tai man iš kūzovo čia daugiau kaip ir nieko nereikia. Labai gaila dėl ventiliatoriaus. Atrodo, tiek nedaug buvo gavęs, bet
trūkęs, lūžęs. Taigi laidus susidėlioju, visus laidus reikia susidėlioti ten, kur jie ir priklauso eiti per tas vietas, tvarkingai, per savo giminingas vietas, ten, kur jos ir buvo sugalvota inžinierių. Įgaunam formas, įgaunam po biškį. Veikia. Būt. Liuks. Sumuštinį reikia. Reikia radiatorių sumuštinį susirinkti. Atvažiavo mūsų garso izoliacija. Tik tai vienas šitas? Oho! Persistengiau. Atvažiavo mūsų garso izoliacija. Čia jisai gal ne tiek, kad garso izoliacija, bet kad sutvirtinimas, kad barškesio nebūtų tokio, tai aš labiau to norėjau. Bet jinai sako ir garsą kažkiek tai izoliuoja, pakeičia. Tai reiškia, susidėsim dabar į visas duris. Jeigu būtų neatvažiavę, man per 2 valandas būčiau surinkinėjęs duris ir nelaukęs. Bet jie suspėjo. Tai reiškia, dabar aš ir ten pradėjęs, ir ten, ir niekur iki galo. Ne, dabar eisiu pabaigsiu su radiatoriais, įdedu radiatorius, sujungiu vamzdžius, užpilau aušinimo skystį, kurio turbūt nebeturiu. Ok, užpilau aušinimo skystį. Atsivarau kondicionierių, užpildau, pasižiūriu, ar niekas niekur neleidžia, ar viskas veikia ir tada eisiu prie durų. Tai realiai aš kai dabar galvoju, gerai, mes šiandien turim ketvirtadienį, tai aš tą sudedu, per šeštadienį pabaigiu čia ir jeigu pavyks gauti parkus priekinius, tai aš ir bumperį uždėsiu. Tai iš principo aš į savo tą užbrėžtą terminą ir telpu. Bet reikia pasiskubinti, kad greičiau padaryčiau. Radiatorius padalintas į 2 dalis. Čia va yra greičių dėžės aušinimo dalis, o ten yra kondicionieriai. Čia pasiekmės, kai tingėjau pasiimti normalų peiliuką, tiesiog su geležte pjoviau. Tai jeigu dirba, tai nepatingėkit pasiimti normalų peiliuką. Viskas, radiatorių sudėjom. Kodėl aš visą laiką sakau sudėjom, sudėsim, paimsim, jeigu aš vis tiek vienas viską darau. Sudėjau radiatorius. Neįsivaizduoju, kodėl daugiskaita. Viskas čia pasitikrinau, viskas gerai, reikia užsipilinėti skystį, žiūrėti aušinimo skysčio. Lyg tai dar kažkur tai ir buvom, bet jeigu nereikia užsisakyti, atveš. Užpilu ir su priekiu nedaug ir liko mums. Bamperis, daugiausia bamperis. Bamperis čia biškiai reikia pažaisti varžtų varžtelių, čia šituose ramuose yra. Bet iki tol tai dėsim žibintus, uždėsiu groteles, viską susireguliuosiu taip, kaip turi būti ir tada tik tai čpung, bamperiai ir uoga. Tai šiai serijai tiek. Kas čia dabar? Kas tau dabar? Šviečia, nešviečia, tikriausiai nešviečia. Man žinai, kas geriausia, kai stiklus pakeičia?
Valyti nereikia iš vidaus.